Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mūsų mielas dangiškas Tėve, šiandieną vėl dėkojame Tau, kad Tu leidai mums čia susirinkti Kybartų bažnyčioje ir leidai mums vėl įsijausti į Tavąjį žodį, kuris mums skirtas yra šiai dienai apie taiką. Todėl mes meldžiame Tavosios Šventosios Dvasios vadovavimo šioms pamaldoms, kad mes būtumėm tik tai tinkami įrankiai Tavose rankose, per kuriuos Tu galėtumei veikti ir kurti šitame pasaulyje, o šiuo atveju šitoje bendruomenėje. Mes meldžiame taip pat dvasios vienybės su visais mūsų tikėjimo broliais ir mes meldžiamės vienybės visam pasauliui, kad jie sutartų ir nebūtų nesutarimų tarp jų. Ir mes meldžiamės taip pat už visus sergančius ir kenčiančius ir meldžiame jiems Tavosios dieviškos pagalbos, kurią Tu gali ištiesti savo pagalbos ranką ir per gydytojus, per vaistus, per operacijas ir kitokiais būdais, kuriuos Tu žinai. Mes meldžiame taip pat ir dėl taikos, nes dar vis yra kariaujama ir žudoma bei kankinama. Todėl suteik išminties visai žmonijai, kad jie išmoktų tas žiaurias ir baises pamokas ir nekartotų tas klaidas, kurios kartojamos yra jau tūkstančius metų. Per tūkstančius metų dar žmonija neišmoko nebekariauti. Tad palaimink juos, o ir mus. Mes prašome Tavęs, Dieve mielasis, Jėzaus vardu. Amen. Amen. Šiandieną paskaitysiu žodžius, kurie yra parašyti Evangelijoje Mato 5 perskyrime ir 9 sakinyje, kur yra parašyta: palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Prašom sėstis. Taigi šiandieną girdėjome, galim dar giesmės posmelį pagiedoti prieš žodį. Gerai, tai būna 126. 126 giesmės pirmąjį skirsnelį. Man nepraeik, mielasis Jėzau, vargšą išklausyk. Praeik, mielasis Jėzau, vargšą išklausyk, kai kitus lankai meilingai, man pro šalį neik. Jėzau, Jėzau, vargšą išklausyk, kai kitus lankai meilingai, man pro šalį neik. Ačiū labai. Taigi šiandieną, ko geriausias linkėjimas galiu perduoti jums nuo mūsų krašto vyresniojo Andriejaus Andrijanovo, taip pat ir nuo mūsų vyskupo, su kuriuo mes vakar kalbėjomės. Taigi jie siunčia jums ko geriausius sveikinimus ir linkėjimus. Taigi šiandieną mes girdėjome mūsų Viešpaties Jėzaus palaiminimo žodžius, kurie yra užrašyti kalno vadiname pamoksle. Ir viename iš tų sakinių, iš tų palaiminimų, Jėzus užsiminė apie tuos žmones, kurie darys viską, kad žemėje įsivyrautų taika. Ir čia yra dar gražiai pasakyta, kad jie bus vadinami Dievo vaikais. Iš to mes galime suprasti, kad Dievas yra taikos iniciatorius arba visi, kurie yra gimę iš Dievo, tai yra gimę iš Šventosios Dvasios, tai jie darys viską, kad žemėje įsivyrautų taika. Ir vėl turbūt tas senas klausimas, kurį dažnai mes girdime ir galime vėl jį pakartoti, tai dėl kogi kyla karai pasaulyje, dėl ko kyla nesutarimai šeimose, dėl ko kyla nesutarimai tarp, atrodo, artimų ir net mylimų žmonių.
Kodėlgi tiek daug žemėje nesantaikos ir nesusipratimų tarp žmonių. Ir kartais yra sakoma dar, kad čia Jėzus turėjo mintyje taiką tarp dievų ir žmonių. Bet be abejo, šiandien turbūt yra nemažai žmonių, kurie yra, apie kuriuos būtų galima pasakyti, kad jie yra kovotojai prieš Dievą, arba prieš Dievo šventumą, prieš jo įsakymus, prieš jo draudimus nuodėmiauti ir panašiai. Bet kai vieno žmogaus buvo paklausta ir jam tiesiogiai pasakyta, susitaikyk su Dievu, tai jisai atsakė labai įdomiai. Jisai pasakė, kad aš su Dievu niekuomet ir nesusipykau. Mūsų su Dievu santykiai yra labai gražūs, nes mes neturime dėl ko pyktis. Nes visi mano priešai, su kuriais man tenka pyktis arba teko pyktis, tai buvo žmonės. Su savo geismais, su savo lūkesčiais, su savo prieštaravimais ir taip toliau. Taigi pasirodo, kad daugelis nesutarimų, kurie vyksta šitame pasaulyje, jie vis dėlto vyksta tarp žmonių. Ir vėlgi reikėtų pastebėti, dėl kogi atsiranda tie nesutarimai. Turbūt daugelis žmonių galėtų pasakyti dėl minčių skirtumo. O kasgi sukelia tuos minčių skirtumus, vėl galime eiti dar giliau. Ir vėlgi galim pasakyti, iš kurgi atsiranda žmogaus mintys ir kas jas suformuoja. Tai reikėtų pastebėti, kad žmogus yra toks sutvėrimas, kuris turi savo jutiminius organus. Tai yra, jisai turi uoslę, jisai turi akis, jisai turi ausis ir jisai turi kitus jausmus, kurie daugeliu atveju žmogui ir sukuria mintis. Ir kiekvienas žmogus, turbūt mes galime ir turime pripažinti, kad kiekvienas žmogus kai kurias mintis gauna iš aplinkos, kurioje jisai gyvena. Jeigu žmogus gyvena malonioje aplinkoje, kur jisai mato gėrį, kur jisai mato sutarimą, tai paprastai jis tokioj aplinkoje užaugęs, galima tikėti, kad jis tą sutarimą skleis aplinkui savęs. Bet jeigu žmogus išeina į šitą pasaulį ir pamato tame pasaulyje labai daug neteisybės, labai daug skausmo, problemų ir sunkumų, kuriuos sukelia kiti žmonės, aplinkybės, situacijos, o kartais netgi jausmai, mintys ir netgi dvasios, tai žmogus yra, galime taip sakyti, kaip vėjo linguojama nendrė. Jis lengvai pasiduoda į vieną ar į kitą pusę. Na, galbūt daugelis žmonių sakys, aš esu tvirtas savo nusistatymuose ir niekuomet ir niekas manęs niekada nepalenks. Tai daug tokių stiprių žmonių buvo ir daug tokių stiprių žmonių yra. Bet vis dėlto turbūt reikėtų pastebėti, kad daugeliu atveju yra sakoma, kad netgi stipriausią žmogų, užsispyrusį žmogų, kad ir kaip jį labai sunku kartais atrodo pakeisti jo mąstymą, jo mintis ir jo užsispyrimą, bet vis dėlto yra būdų, kaip tai galima padaryti. Ir turbūt netgi daugelyje kankinimų arba auklėjimo vietų, kur yra žmonės auklėjami gerumu arba griežtumu arba tiesiog netgi prievarta, tai yra bandoma palaužti žmogaus užsispyrimą. Ir mes turbūt esame girdėję apie baisiausius kankinimus, kada bandoma pakeisti žmogaus nuomonę. Ir mes turbūt žinom ir galim paskaityti ir šventajame rašte, kaip buvo kankinami žmonės, kurie turėjo savo įsitikinimus ir tikėjo Dievu arba turėjo kitokius įsitikinimus. Taigi jie už savo įsitikinimus, už savo idėjas, jie buvo pasiruošę kentėti, mirti, bet nuo savo idėjos, nuo savo įsitikinimo neatsisakyti. Taigi, dėl kogi kyla karas, dėl ko kyla kivirčai. Tai reikėtų pastebėti jau, kaip minėjau pradžioje, kad jie kyla dėl nuomonių skirtumų ir dėl jausmų skirtumų.
Ir taip pat dėl psichologinių skirtumų. Kad ir kaip būtų gaila arba keista, pasirodo, kad kiekvienas žmogus turi savo psichologinę būseną. Ir ta psichologinė būsena yra ne tik tai pareina iš prigimties su genais, nes turbūt mes tą irgi jau žinome, kad labai priklauso žmogaus charakteris ir jo būdas, ir jo psichologinė visa sistema labai priklauso nuo prigimties, nuo tų santykių, kuriuose šitas žmogus buvo pradėtas. Ir taip pat labai daug įtakos, kaip minėjau, turi aplinka. Nes kad ir labai geroje šeimoje išauklėtas žmogus, jis gali būti paveiktas aplinkos ir aplinka gali priversti jį mąstyti kitaip, elgtis kitaip ir daryti kitaip. Todėl žiaurioje aplinkoje pabuvęs kurį laiką žmogus gali tapti pats žiauriu. Bet kitas žmogus atvirkščiai, netgi tokioje žiaurioje aplinkoje jisai gali išsaugoti savo ramybę. Visokių žmonių yra, bet vis dėlto reikėtų pastebėti, kad žmogaus kantrybė vis dėlto turi savo ribas. Kad ir kaip žmogus bus geras, kad ir kaip žmogus bus atlaidus, nes mes turbūt prisimenam ir mūsų viešpatį Jėzų, kai jisai kalbėjo ir sakė visiems žmonėms, kad jie sugebėtų atleisti, kad jeigu jis yra mušamas per vieną veidą, atsuktų ir antrą veidą. Bet kai patį Jėzų mušė į veidą, jis dėja antro veido jau net neatsuko, bet jam tai buvo labai skaudu. Ir todėl vis dėlto kiekvienas žmogus turintis kūną ir, kaip minėjau, jausmai vis dėlto kartais yra galingesni už žmogaus netgi psichologiją. Ir turbūt nepaslaptis, kad jeigu žmogui kažką skauda, jis daugeliu atveju yra piktas. Ir su sergančiu žmogum yra bendrauti, tą turbūt gali pasakyti gydytojai, kad ligoniai, kurie ateina pas gydytojus ir jiems ką nors skauda, ir jiems yra baugu dėl savo ateities arba dėl gyvybės, tai daugeliu atveju šitie žmonės būna labai pikti. Ir ten gali guosti, gali mėginti kažką sakyti, bet paprastai tai nebepadeda. Taigi tai liudija, kad žmogus yra daugeliu atveju valdomas jausmų. Ir jeigu jam kažką labai skauda, jeigu jis kažko labai pavydi, jeigu jisai labai yra įžeistas arba įskaudintas, tai paprastai jisai nebegali, jo kūnas nebegali susitvardyti ir jisai priverčia arba padaro tokius dalykus, dėl kurių paskui tenka gailėtis. Tai karas kyla vis dėlto, pasirodo. Visų pirma, karas, galima taip sakyti, prasideda pačiame žmoguje ir jis turi, pasirodo, dvasinį pagrindą. Mums kartais atrodo, kad kūnas yra vadovas viskam, kad žmogus turi kūną, kurį jisai gali valdyti ir jis lengvai jį valdo. Bet mes turbūt žinome daugybę pavyzdžių, kai žmogus negali suvaldyti savo kūno, nepadaręs vieno ar kito dalyko. Kartais žmogui, turbūt ne vienam iš mūsų, kartais sunku praeiti pro labai skanų patiekalą, jau neparagavus. Ir tą turbūt reikėtų pastebėti, kad vėlgi daugybė žmonių vis dėlto netgi negali susilaikyti nesurūkę cigaretės, neišgeria alkoholio arba nepavartoja narkotikų, kurie vartoja juos. Taigi pasirodo daug žmonių, kurie, sakykime, kad ir vartoja narkotikus arba geria degtinę, alkoholį. Ne vienas iš jų turbūt yra sakęs, jeigu aš norėčiau numesti rūkyti, aš greitai numesčiau. Jeigu aš norėčiau numesti gerti, aš labai greitai numesčiau. Ant narkotikus taip pat labai greitai numetu, jokių problemų. Jeigu reikia įsiskirti su drauge, kurią aš myliu, jokių problemų, aš galiu čia pat ją palikti, jokių problemų nėra. Bet kai reikia tai padaryti, tai turbūt daugelis žmonių turi pripažinti, kad tai neišeina. Kad žmogaus jausmai jį vis dėlto valdo. Ir kūnas, kad ir kaip jisai norėtų, dėja,
turi paklusti jausmams arba dvasiai. Ir Jėzus yra pasakęs, kad dvasia yra noringa, bet kūnas yra silpnas. Pasirodo, kad dvasia yra stipresnė. Kai mes žiūrime į stiprų žmogų, jo raumenis, atrodo, tai kas ta dvasia, kad čia dūkas, mintys, vėjas, taigi čia jas galima lengvai suvaldyti. Stiprus žmogus, raumeningas, kas jam čia tėra? Jeigu jis ten gali didelį svorį pakelti, didelius darbus padaryti, negi jis dabar negalės suvaldyti savo minčių arba jausmų. O pasirodo, neina. Tai vėlgi tą reikia pastebėti, kad pasirodo, kad daugelis tų problemų prasideda dvasioje. Ir būtent šitas dvasinis pasaulis arba minčių pasaulis arba jausmų pasaulis daugeliu atveju vis dėlto mums vadovauja. Ir kad ir kaip būtų keista arba kartais ir gaila. Ir jeigu pyktis arba kerštas pradeda vadovauti žmogui, tai problemų jau netrūks. Ir todėl vėlgi turbūt mes žinom, kad viena iš tokių stiprių jėgų, kuri sukelia karus, sukelia problemas šeimose, tarp tautų ir iš viso gyvenime, yra pavydas ir geismas. Nes ir apaštalas Povilas, kai jisai perskaitė Senąjį testamentą ir perskaitė tuos 10 Dievo įsakymų, kurie rašo, kad nepaleistavauk, nevok, nemeluok, negeik savo artimo turto, nežudyk. Tai kai jisai perskaitė šitos įstatymus, jisai pamatė, kad tie dalykai, kuriuos galbūt jis anksčiau darė ir galbūt nelaikė, kad tai yra blogai ir nelaikė, kad tai yra nuodėmė, jisai pamatė, kad tai yra blogai. Kad yra dvasios arba jausmai arba mintys, kurie būtent ir sukelia karus. Ir visada juos sukėlė. Ir yra klausima, tai nuo kadagi prasidėjo žmonijoje pirmas karas. Ir turbūt vėlgi, galima pasakyti, kad tarp pirmųjų žmonių vaikų. Tai yra tarp Ievos vaikų Kaino ir Abelio. Ir vėlgi, galima sakyti, nuo ko jie prasidėjo? Nuo pavydo. Nes Kainui pasirodė, kad Dievas nepriėmė jo aukos, o Abelio auką jisai priėmė. Ir dėl to jisai nužudė savo brolį. Taigi pavydas yra baisus dalykas. Turbūt ne viena moteris ir vyras tą dalyką, ką padarė pavydas jų šeimoje arba jo kūne arba jo gyvenime, kaip sugadino jų sveikatas, žino. Pavydas yra baisus priešas. Atrodo, kas tas pavydas, kas, tai dvasia kažkokia, mintis kažkokia. Na ir turbūt daugelis žmonių susidūrė būtent su pavydu ir su pykčiu, galėjo pastebėti, kiek daug sveikatos, jėgų, kiek daug pinigų atėmė tas pavydas. Paprasčiausia dvasia. Pavydas, kerštas ir baimė. Jie atėmė iš mūsų labai daug sveikatos, labai daug pinigų ir būtent tos dvasios sukelia karus. Kad ir kaip būtų gaila. Ir mes turbūt žinom, kad jeigu vyras arba žmona sužinojo, kad žmona arba ten jo mylima moteris susirado kitą draugą, tai mes turbūt žinom, kuo dažniausiai tai baigėsi. Tai baigėsi problemomis, baisiom problemom, muštynėm, o kartais netgi žudynėm. Tai buvo ir taip yra jau nuo senų laikų, tai vyksta ir iki šių dienų. Ir todėl Jėzus norėjo pasakyti ir šiandien, kad visi, kurie ieško taikos, jie bus vadinami Dievo vaikais ir kodėl. Ir kodėlgi ir šiandieną vis dėlto visai žmonijai pasirodo, neužtenka jėgų, tikėjimo ir išminties, kaip nutraukti karus. Neužtenka. Neina susišnekėti. Neįmanoma. Ir vėlgi, kodėl? Tas pats pavydas, kad kita tauta turi daugiau derlingų žemių, derlingų iškasenų. Kita tauta turi priėjimą prie jūros
arba žuvų daugiau, aukso daugiau, ar dar ko nors daugiau. Tas pats pavydas. Atrodo, mažytis pavydas, bet pasirodo jis labai didelis ir labai galingas. Ir būtent jisai sukelia karus. Ir vienas teologas, profesorius, jisai sako, kad viena iš pagrindinių užduočių žmonijai šiandien yra nugalėti savo egoizmą. Reikia išauklėti žmoniją, kad jinai sugebėtų nugalėti egoizmą savyje. Bet kaip tą padaryti dėja, yra sunku ką pasakyti. Yra daug visokiausių metodikų. Bet yra tam tikra tokia ir plona linija, kad jeigu iš viso nebūtų pavydo ir nebūtų egoizmo, būtų irgi blogai. Kartais žmonos sako, arba vyrai sako, iš vis žmonės kalba, kad jeigu žmogus myli ir jam visai vienodai, jokio pavydo, jokios baimės dėl savo artimo žmogaus jisai neturi, kad jinai jį gali palikti, kad jinai gali susirasti kitą draugą, arba jisai, tai žmonės sako, kad jeigu visai abejingas žmogus yra, tai nėra gerai. Pavydas turi būti, bet jisai turi būti toksai valdomas ir ramus, kad būtų galima išsaugoti tam tikrą